Sveiki bičiuliai. Šį kartą pristatau Jums pamokėlių ciklą apie vieną gana įdomią programėlę. Tai grafinis toksai redaktorius, kurio pagalba galima atlikti daug įvairių manipulacijų su Jūsų paveikslėliais ir nuotraukomis. Na, paskaitysime dabar trumpą tokį aprašymą. Programa vadinasi PhotoMix, kaip matote. Aš įsijungsiu. Taip, pas mane yra dabar parsiųsta PhotoMix, naujausia tos programos versija, kuri leis Jums lengvai manipuliuoti paveikslėliais ir nuotraukomis, atlikti fotomontažą, keisti foną ir dar daug kitų visokių operacijų. Rezultatai tikrai Jūs nustebins, nes beveik neis atskirti, kad buvo atliktos kažkokios manipulacijos. Čia keletas galimybių. Programa moka panaikinti arba pridėti arba pakeisti foną, ištrinti nereikalingus objektus, gaminti įspūdingo dizaino kolažus ir kitokią grafiką, montuoti grafiką iš skirtingų vaizdų. Visą tai galima atlikti be didelių laiko ir kitų įdėjimų. Sekančiose pamokėlėse Jūs pamatysite, kaip visą tą dalyką daryti ir Jūs tikrai įsitikinsite, kad programa yra labai efektyvi ir, kas svarbiausia, jinai yra nemokama ir labai lengvai su ją naudotis. Baigę kurti savo šedevrus, juos galėsite išsaugoti kaip visiškai atskirą nuotrauką ar paveikslėlį. Įstudijuokite programos galimybės ir Jūs tikrai pamilsite šį programinį produktą, o sukurti vaizdai pradžiugins ne vieną žvilgsnį. Dabar taip, programos atsisiuntimas. Jeigu Jūs bandysite ieškoti internete PhotoMix, aš kiek supratau, šiuo metu programa jau yra nebepalaikoma, todėl yra skirtingi ten saitai, kurie dar teikia vartotojams nuorodas, iš kur galima būtų atsisiųsti. Tačiau mano bandymas buvo labai toksai netikęs ir nepasiteisino, todėl kad labai kitose saituose savininkai kažkaip labai keistai jie žiūri į mūsų vartotojus ir bandydami atiduoti mums šitos programos nuorodą tiesioginę, jie mus pirmą vedžioja, nežinau, po kokį 10 tinklapių. Todėl aš savo vartotojams išlyginęs esu nuorodą, kuri yra padėta mano serveryje ir Jūs galėsite ją atsisiųsti tik paspaudę. Pažiūrėkite, dabar aš Jums parodysiu, kaip viskas tas bus. Dabar aš ją pasižymiu. Jums nereikia žymėti, todėl kad visur, kur Jūs tik tais ją kopijuoti, Jūs gausite tiesioginę nuorodą, ją paspaudus Jums iš karto prasidės siuntimas. Žiūrėkite, skirtingose naršyklėse, tarkim, Jūs naudojatės Google Chrome, tai čia į viršutinį adresą Jūs įklijuojate, viską ištrinat, o įklijuojate šitą nuorodėlę, nukopijuotą, ir paspaudžiate Enter klavišą. Viskas, čia įvyko atsisiuntimas. Ir dabar tą patį aš Jums parodysiu, kaip bus su Mozilla Firefox'u. Čia viskas priklauso nuo tos naršyklės, kurią Jūs naudojate. Tuom skirsis, čia paspausim šitą rodiklę, perėjimą. Ir kaip matėte, Google Chrome jinai iš karto atsiuntė, o Mozilla Firefox'as jinai atidaro atsisiuntimo menedžerį, būtent naršyklės, ir klausia, ką mes dabar su jie darysim, atidarysim ar išsaugosim. Visais atvejais reikia taškiuką uždėti šičia, Save File, ir paspausti vėlgi OK. Matėte, čia nuėjo siuntimas. Ir dabar čia mes galime viską uždaryti. tą uždaryti ir tą uždaryti. Dabar kaip taisyklė, visos naršyklės failus atsiunčia į direktoriją atsisiuntimai. Atidarome mano kompiuterį ir čia kairiai pusėje ieškom tokią ženkliuką, rodiklytę žemyn. Pas manęs, kadangi yra rusiška operacinė sistema, rašo Zagruski, pas jūs gali būti atsisiuntimai, jeigu lietuviška, arba downloads,
jeigu angliška versija. Paspaudžiame čia ir vat matėte, vienas yra atsisiuntimas su indeksu 1, kitas yra tiesioginis. Nu, nesvarbu, vieną mes ištrinti galime, todėl kad jos yra identiškos, tik tai atsiųstos su skirtingom naršyklėm. Nu va dabar, jeigu jūs turite archyvatorių, čia yra RAR archyvas, reikalinga programa WinRARas arba bet kokia kita analogiška, kuri sugeba išpakuoti archyvą. Spaudžiam dešinį pelės mygtuką ir извлечь v. Išskleisti į ir failo pavadinimas su kairiuoju pelės mygtuku. Šalimais atsirado direktorija su analogišku pavadinimu. Atidarome direktoriją ir dabar štai čia yra dvi programos versijos. Va šitas failiukas, Photomix Portable, jai priklauso va šita direktorija Application. Na ir jeigu norite, galite paskaityti Photomix va šitą dokumentą. Čia ko gero yra aprašymas rusų kalba, biški platesnis. Ir šitoj direktorijai Photomix 9.27 yra instaliacinis failas. Kuom dabar skiriasi instaliacinis nuo portatyvinės? Portatyvinės versijos, kaip žinia, nereikia instaliuoti į savo kompiuterį, o užtenka paleisti failiuką ir programa jums iš karto startuoja. Na, dėl šventos ramybės tą visą direktoriją, kada išpakuosit va šitą, būtent Photomix, jūs galite pasidėti į gretimą D diską. Aišku, C diske nerekomenduotina laikyti yra. Pasidedami D diską arba į kitą E, F, G, kokius jūs ten turite. Ir iš ten galima paleisti tą programą. Tai ir paleidžiame dvigubų pelės paspaudimu Photomix. Ir kaip matote, jūs gavote tokią programą. Programa yra daugiakalbė. Kalbą persijungti galima štai čia, paspaudus ant šito gaubliuko. Ir čia, jeigu jūs netenkina rusų kalba, prašom iš pateikto sąrašo pasirinkti savo artimiausią kalbą. Anglų, arabų ir taip toliau. Nu, mane labiau tenkina rusų, todėl kad vis tiek 5 žodžiais daugiau žinau negu anglų. Todėl aš jums ir pamokėlę vesiu būtent šitoje versijoje rusiškoje. Nu, tai va, draugai, pirmas etapas yra užbaigtas. Pamatėte, kas yra per pamokėlę, o jau įsidėkite pirmoje eilėje ir tikrai jūs nepasigailėsite, todėl kad sekanti pamokėlė jau jums rodys konkrečius, kaip sakant, veiksmus, ką su šita programa bus galima padaryti. Nu ką, ačiū už dėmesį ir susitiksime jau dabar kitoje pamokėlėje.